Taip, po plastmasėm nedaryta. Antikorozija daryta tik tai, kur atviros vietos. Posparniai nuimta. Tai. Čia arba garažą daryta, arba kad krauna. Nu, tą technologiją krauna. Taip, yra dar neplauta. Tiesiai ant žemę padaryta. Atsitom laukia žiūrėdamas mašiną pastebėjau kažkuria čia vietoje, kad grynai ant žemės varyta. Taip, tai mašina nupirko, kad ir gražiai atrodo iš pirmo žvilgsnio. Bet kai žmogus ten kažką darė, nusėmė rato, tai pamatė, kad kažkas negerai yra. Kažkas negerai šitą mašiną. Taip, skylutę suradom užklijuotą, tai jau čia jau užkimšom tautą skylėtą. Nu nieko ką daugiau. Bandysim aiškintis, koks jo povis korozijos. Čia kaip ir gražu. Smėliosim, žiūrėsim. Nu ką, slenksčiai kiaurė. Čia biškį šviečia. Taip ir skylių neatsirado va čionais. Kas kur kamščiai va. Užklijuosim pilnai jos mašas. Čia žiūrėsim tą kampą. Ir išvalyt gerai neina. Taip, o daugiau tai ir viskas gerai. Korozija giliai pakankamai buvo. Pakankamai giliai. Taip. Skylutės. Gumą užvarom. Ištaisėm iš viršaus. Nebebus kamščio gamyklinio. Kaip ir gerai. Pliusas išdžiuvo dažai. Kita diena. Pažiūrim, ką čia rodos dažų storė. Žodžiu, reikės labai storai čionais. Labai storai. Kad dažai nuėjo su tuo aparatu. Nuėjo dažai ir didžiulis sluoksnis. Aišku, čia klientai pliusas, bet mums tai čia yra absurdas kažkoks tai. Čia prabaniai nieks nedažo tokio storio dažų. 200 mikronų
jau pramoniniai angarus dažo. Dažai nuėjo iš kibiro. Reikės farsunkę kitą pirkti. Brangios, blem, aš kaip 50 eurų kainuoja. Pabandysim pirkti.